Tu esi unikali puzlis, didžiausias puzlis dalis. Didžiausias dėlionės dalis. Ir jeigu tu būni ne savim, jeigu tu apsimeti kažkon, jeigu tu bandai padaryti kažkom per prievartą, eini prieš srovę, prieš tą unikaliausią, autentiškiausią savo versiją, bet tu eini prieš tą srovę, tavo vės gyvenims bus kaip negatyvi spiralė, ypač tau bus taip sudėtinga viskas, absoliučiai, ir tu kentiesi. Bet jeigu tu paimsi ir įbėgsi į ton srovį, kad ir tavo unikali srovė, tau gyvenims pradės sektis, nors net nesistengsi. Tu įdėsi be pastangų, didelis pastangas. Tu praleisi 10 valandų prie kažko, kur tau atrodo, čia 10 valandų praei, eik tu savo, aš galčiau dai varyti. Man visai paprasta čia atrodė, man net labai lengva buvo, man nereikėjo stengtis kažko čia daryti. Tai yra tavo versija, autentiškiausia versija, tavo srovė, į kurią tu įėjai. Tu esi unikali dalis dėlionės arba puzlis. Katro tu tinki tobulą. Tu buvo čia atsiųsta arba atsiųsta pati savo pasirinkimu, kad užpildytum kažkokį toštumą. Nes betavis visą tą ir šitą fizinę realybę nefunkcionuotų taip, kaip pana dabar funkcionuoja. Tu atlieki didelį funkciją. Leisk tai sistemai tau padėti. Būk savo autentiškiausią versiją ir tau gyvenims pradės sektis. Tai yra raktas į tavo pilnavertiškiausią gyvenimą. Pradėk būti savim. Sek to jaudulioką, kas ir tavo aistra, kas ir bent jau 1% smagiau tau padaryti. Dabar pradėti, eiti daryti negu kažkas ką kitą. Sėdi šitą, žiūri filmą, į mintis ateina. Man smagiau būtų dabar išeiti miškų pasivakščiuoti. Viskas, ko tu darai, eini, seki savo aistrą. Tas yra tavo aistra. Ir tavo aistra yra atsiųsta energija iš tavo aukštesnio aš, iš tavo gidų energija, katra kaip pasireiškia, kaip jauduliuks, kaip noras veikti kažkur, kažką daryti. Nes tai yra tavo unikalus kompasas, katras rodo būtent į tavo magnetinę šiaurę. Eik ten, pradėk veikti iš aistros, nesvarbu, kokia situacija tavo gyvenime dabar ir pradėk veikti iš aistros kiekvieną sekundį savo gyvenim ir stebėk pokytį. Aš tavi myliu, pradėk mylėti save veikdams arba veikdama iš aistros.